Labadiena, ponios ir ponai, su jumis sveikinasi dienos pietus ir aš esu Deividas, o šalia manęs Matulis. Lukas, jeigu ką, niekur nedingo, Lukas yra labai užsiėmęs, bet pasiėmėm dabar biškį Zapaskė pripūtėm. Pamaininį ratą pasiėmėm Matulį ir šiandieną mes atvykome į Kauną. Pirmą kartą esam Kaune ir turėsim valgyklą, kuri vadinasi... Ergo remonto... Čia. Ergo remonto, jo. Gal pradėkime nuo komentarų skaitimo. Aš gal pradėsiu nuo pirmo komentaro. Prasta ventiliacija ir blogas oras patalpoje. Dėl to eisim be striukiučių. Skaityt kaip rašyta? Jo. Seip pusė velnio, tik rūbai prasmirsta baisiai. Tai kol kas vieną problemą turim aiškę. Kvapas. Kvapas, jo, kad kvapas. Skanu, didelis pasirinkimas pigu, tik persmelki virtuvės kvapais. Visai dienai minimum. Vadinamas jautienos kepsnys buvo sunkiai pjaunamas. Sukramtyti neįmanoma. Įrankiai turėtų būti švarūs, nors šiuo klausimu pažanga yra. Anksčiau indai ir įrankiai būdavo riebaluoti. Tai mes, kadangi vertinam higieną, tai reikia atkreipdėmėsi į švarumą. Įrankius, indus. Į stalą. Stalas, padėklai, jo, šitie dalykai. Viena geriausių valgyklų, tačiau porcijos nedidelės. Ir dar buvo keletas komentarų apie nedidelės porcijas. Problemos yra labai aiškios. Porcijos, sakykime, pakankamai nedidelės pagal žmonių atsiliepimus. Riebalai, smarvė. Viskas, varom į valgyklą. Žodžiu, aš einu nusirengti striukė, nes striukė gan brand new, nes nepirkta. Tai tik dėl to gaila. Būtų pirkta seniau nebūt gaila, bet jeigu čia sako, kad gali prasmirsti riebalais, tai žodžiu, einu nusirengti durys. Tai tu tuo faktu tiki? O aš, blemba, seniai ne vienas žmogus jau pasakė, kad čia smirda. Tai mes esam dabar atėję prie valgyklos ir mes galim su jumis greitai apžiūrėti darbo laiką. Valgyklos darbo laikas yra... Ilgesnis neįprastai, man atrodo. Nuklys niekur negali, pažiūrėkit, net per rankų tarpus, ta prasme, kiek siaura čia. Jau. Muzikinį klipą gali čia daryti savo, jo. Einu. Šiaip tikrai tas faktas yra įdomus pats, kad net ir čia, žiūrėk, yra tipo... Čia būna, gal kaip, žinai, kartais, kai atidaro, būna tiltus pakelia, kad galėtų kažkas praplaukti, čia yra tiesiog vartai ir čia atidarai, kad galėtum pravažiuoti. Jeigu kas galvojate turėti lapkričio 1, 2, 3, nors jau video išėjęs po to, nevarykit, gink nevarykit, nes patys matot, nedirbs. Blema, bet čia ir parašyta, kad reikia, žinai, ką daryti, stumti. Tu duhas. Žinai, kad stumti reikia. Stumti. Nu, blema, kas dabar ateina, žinau, kad visus stumti ir... Ne, gal. Aš tik vieną dalyką paminėsiu, kad valgyklos durys atrodo kaip Marijampolė šarvojimo namų. Ir tai? Jo, tikrai 3 būna tokios sudėtus. Valgykla. Na. Taip. Tai aš tai galvoju, kad imsiu jautienos nugariniais kepsnį. Ką tu mąstai? Nu, kadangi jis komentarus įrašė, kad sunkiai pjaunamas, tai čia jau gera idėja. Aš tai jaučiu kebabą lėkštėje. Kebabą lėkštėje, ne? Kadangi Kaune esam. Tai kebabų sostinė. Važiuojam. Čia mano kepsniukas. Ir sribytė mano. Tau tuoj atneš kebabą. Kortelę mokėsiu. 11 eurikų. Labai gerai. Ačiū jums labai. Palauk, tau ką? Šakutė? Ir viskas? Gerai. Ačiū labai. Dėk. Einam kur nors, čia atsisėsim. Į galą einam. O ten, išeis vyriškis, užimsim vietą. Čia labai šviesu. Ačiū labai. Čia mums šviesiau prie kameros. Dabar sėdam prie maisto. Žodžio esmė. Kebabas nėra standartinis, kaip būna kebabiniai. Ir mėsa šiek tiek minkštoka, bet skonis gan geras. Tiem, kam patinka svagūnai, taip pakrovė visą pondą, ta prasme, normaliai. O šiaip skonis nėra blogas. Gali valgyti, tik tais, kad šakutė šiek tiek riebaluota. Čia true fact. Ir kvapas. Arba padažas, arba mėsa smirda. Arba padėklas gal? Ne, padėklas nejokia, labai stipriai, bet ne. Nežinau kas, bet, nu, tipo. Maistas. Bet skanu? Jo, tipo. Aš jau galiu dabar pasakyti šiek tiek vertimą, nes iš viską aš ragavau. Nu. Nu, 3,5.
Gerai, pradėsiu aš nuo harčio. Sriuba yra visada gerai. Mano šaukštas švarus šiaip, aš žinau. Good. Gerai? Bombinė. Ne, kvapas nėra aštrus. Labai skani. Nu, davai. Davai. Apsidrėbiau. Maladės. Nu kaip sirvytė? Va, aštri. Tau aštri? Ai, tu nevalgai aštri, nes... Bet skaniai. Nu ką? Pala, aš noriu klausopą, žinau, padaryti kepsnio, nes jisai... Pagardai labai įdomi atrodo, jo paties. Nu, davai, ragauk. Šiaip čia tas man legendinis kepsnys, kur sakė neįpianomis. Šiaip kepsnys pilkas kaip dangus. Ir ta majonkė su svagūnais. Pradžiai vieną kepsnį paragavom. Tu troliniai čia seniai ir iš tikro? Čia rimtai? Jo, bet žinai kas yra? Tu pažiūrėkit tą peilį, šito peilį, tu tarsi net neįmanomas jo, ką nors padaryti, tas peilis, jis net nėra galastas. Pala. Nėra nei dantukų ant peilio. Na, gal. Tuoj paimsim su pagardais. O kada testuojam? O, davai. Įdomi. Šiaip. Tas pats kažkaip yra tas lukštas. Velis labai miltai jaučiasi velis aplink dantis. Iškiu užsidėsi. Žodžiu. Ką reiškia biškių užsidėsi? Jeigu kalbant apie kepsnį, tai kepsnys kokios spalvos yra tokio ir skonio. Pilkas. Bulvytės vapšė permirkusios aliejum literaliai, dažnai man... Žiūrėk, pavyzdžiui. Bet, ta prasme, aš nežinau, čia tu efektą uždės kažkokia ir čia jų tokia spalva. Bet sriuba atperka viską gal. Sriuba? Uoga. Tai realiai kepsnys vienetas. Sriuba 4. Bendras irgi, maks. 2,5. Taip. Aš nežinau, kiek kepsnys gali neturėti skonio, bet šitas neturi tikrai. Ir Deivis visiškai nemeluoja, aš vaduoju kramtau tą kepsnį. Jis atrodo, kad medium rare. Aš nežinau, kramtau tai 2 minutės. Skaniai. Ne. Net nesimeluosiu, kad pagardo yra svoris storesnis negu kepsnė. Taip, bet man atrodo, bulvės pas mus vienodos, žinok, bus. Atrodo, jos išvirtos, nekeptos, o virtos. Pažiūrėk, kokios. Tai aš tau sakau, kad jos grysi, labai grysi, tipo, per daug alijuotos. Arba aliejus nekeistas jau nuo atsidarimų. Vim paragausi, pažiūrėk. Ne. Pažiūrėk, kas čia daros. Vim paragausi tu šito. Nubrauk nuo manęs tą mėsą. Paragau. Kas geriau tiksliau? Mano geriau, nes dar bent skonių yra. Bet ir tai... Tavo tai gerai, tik tai, kad tavo šalta jau. Ne, jau už tokią gavau. Bet normaliai tavo labai. Džiaugiuosi, kad desertai pasiėmėm sriubos. Viską dabar pavyks tikrai nuplauti, nuskalaut. Ta moterytė, kur mums... Koks vardas pamiršau tos moterytės? Malonios. Visos jos malonios čia. Atsako, nieko blogo tik nesakykit. Gerai. Mes nieko blogo ir nesakom, bet esam tikrai valgės skanesnį kepsnį ir skanesnį visiems turbūt. Aptarnavimas irgi. Nešim. Man aplinka tai patinka, nes aš mėgstu tokį vaibą. Vaibas neblogas, laukti nereikėjo. Moterytės labai malonios. Ir stalas nėra purvinas. Savo švarus. Padėklai tik tai smirdė, bet padėklai smirdė tiesiog klasikinė valgyklos ta mazgotė. Nežinau, ar klasikinė seniai. Jei čia klasika, tai aš žinau, nelabai klasikos mėgėjas tada. Ne, harčio. Net apsispėjau. Harčio tai labai gera, tiršta, daug visko, skonis geras. Wow. Man per daug čia to šūdo. Ne, man. Ne. Nepatinka? Man nepatinka tai iš to. Man krenta reitingas. Pradžio buvo geriau. Ta prasme, aš nesotus, aš nepavalgiau nuo jos. Bet man tiesiog jau vėlėsi, burnoje jinai nesikramto man nuo jų. Man nebepatinka. Agurkas su pomidoru čiū geriausia, ką blikštai turėjau.
Indus man ant stalo reikia dėti. Oi. Jeigu viską filmuoja, tai indus ant stalo, padėkliukus čia palieka. Gerai. O popierius iš šiukų dėdė. Kur čia dėsit tą filmuotą medžiagą? Į YouTube. Ačiū. Gavai pizdį? Ne pizdai, sako, bet jei filmuojate, darykit normaliai. Jei nebūtų sakęs, kad čia tūlikas, Galvotum, kad... būčiau nežinojęs. Nes šit, parašai ir viskas. Nu, eik. Čia tulkai, kad čia netulkai. O tai kažkas sėdi tada. Ai, radai. Nu, šiaip neblogai. A ne? Trinkeliais. Marmuras, ne? Plytelės. 3 tūlikai. Nu, dailu, ką žinau. Čia prikolas, kad iki tūliko tai dar dasikast reikia. Atsidarom duris, atrodo, kad mes kažkieno tarnybinėse patalpose tiesiog. Nu, tipo, jei būčiau nepaklausęs, būčiau tikrai aš čia atsidaręs durų ir jau aš šiandien būčiau. O dabar, kai sakė, kad čia tūlikas kažkur, nu tai ir atėjom. Atrodo, čia nenusiplaus. Blogiausiu atveju grąžinsim. Gerai, judam lauk. Smirda? Nežinau, ne gal. Rūbai gal ne, bet panosim likęs kvapas. Nu, aš dabar važiuotume mašiną ir liptų naujas žmogus, sakytų, blėt, kaip čia pas jūs smirda. Žinai, kur būna, kur... Jo, kotletus kepėt. Tai aš galiu pasakyti, kad šiaip nebiški nemalon, dabar kita moterytė sakė, tik nesakykit nieko negražiai, bet neskaniai pavalgyti. Ką tu čia pasakyti gali? Nu, neskaniai pavalgyti tikrai. Vėlgi, gerai, pradėkime nuo to, kad aš specialiai rinkausi kepsnį, apie kurį rašė, kad jis yra blogas. Tai mes ir dėl ko darom šitą tyrimą, kad patikrint, ar žmogus nusišnekėjo prieš mane, ar tipo sutampa nuomonė, žinai. Tai aš manau, kad mano nuomonė su tuo žmogum tikrai sutampa apie tą kepsnį, nes tas kepsnys, kaip ir tu sakei, be skonio, pilkas, tas pagardas sudžiūvęs, sustingęs jau toks. Žinai, tas majonezas su svogūnais ant viršaus būna, kai jau pas močiutę 50-metį antrą parą, kur būna, žinai, uždėta kurva tokia. Taip, man, kadangi patinka tokios senos vietos ir mes į tokias ir važiuojam specialiai jų tokį ieškoti, tai man interjeras labai nice, aišku, jau ten galėtų būti tas senas, bet biškiai šviežintas, nes yra tokių vietų, bet šiaip interjeras man labai patiko, interjerą duodu ten 4. Aš čia higienai duočiau, negaliu sakyti, kad 5, dėl to, kad bent mano šakutė biškį riebalų turėjau. Ir man tas padėklo kvapas viską numuša. Padėklas marvė baisi buvo. Padėklas, ta prasme, smirdėjo baisiau negu prilupęs bomžas jaučiu po 3 savaičių. Žiauriai, padėklas, ta prasme, aš negalvoju, kad plasmasį gali tiek įsmirst. Ant tiek tada interjeras, neturiu prie ko prikėpti, 5. Nu, tipo geras interjeras, viskas gražiai padaryta, išlikęs senovinis vaibas. Aš taip bent įsivaizduoju senovinį vaibą, aš labai gyvenu tais laikais. Bet įsivaizduoju kažką tokio. Maistas buvo blogas, išskyrus Harčio, kaip ir aš komentarė, prieskas maistas, kur, nu realiai, ar iš balos dabar palakčiau čia, kur yra prie mašinos, ar tas bulves valgyčiau, žinok, gyvyžiau. Ne, nu blema, nu nežinau, nu sorry, nu matai, tu pirmą kartą valgyklose esi su mumi ir tu nežinai, ką mes anksčiau valgydom. Tu tikrai būdavo dachuja skanių. Ne? Nu šiaip tu pataikai top 3 neskaniausių, ką esam valgę per filmavimus, tikrai žinau. Čia tikrai pirma vieta buvo tie kotletai, kur vėmė, antra vieta buvo picos ir šitą dėčiau į 3 vietą iš neskaniausių, žinau, ką buvom. Tikrai... Nu, aš man atrodo, sakau, iš 3 parašiau iš mandagumų ir dabar, kai tu čia taip pasišpeikė ir supratau, kad galima peikti. Mes anksčiau, žinau, kaip tu vertinom irgi, kur tipo, nu, ateini, žinai, skai, nu, tiesiog iš žmogiškumo pusės. Reikia atsiminti tai, kad, žinai, mes ateinam čia iš tikrųjų paragauti ir įventi. Nu, aš iš žmogiškumo pusės irgi mano širdis gera, aš tikrai nenorėčiau to sakyti, ką pasakėjo kamera, nes jeigu tos tetų žiūrės, tai tuo labiau, žinai, nesmagu. Bet mes ateinam nepasikėlę kažkaip uždėti nosis vertinto realiai, kaip tas maistas kokio skonio buvo. Man jis buvo tikrai blogas. Nu, man irgi, aš negrįšiu. Aš irgi negrįšiu, ne, man tikrai jis buvo blogas. Aš ir negrįšiu. Nu. Bet nereiškia, kad šita valgykla yra labai prasta, kad čia pasmirsi, kad čia blogas maistas, kad čia žmonės, ne. Viskas yra labai fainai. Tetos beprotiškai malonios ir leido filmuoti ir juokis ir šipsuojas, klausė, kur bus video, tai jeigu jūs žiūrit, aš čia jums linkėjimus šilčiausias, tikrai nesupykit. Vyrėjom gal šiek tiek komplimentų nedalinu dėl to kepsnio. Šiaip mano, jeigu bendrą duot balą, tai aš duočiau šitą valgyklai, nu, 2,5. Iš viso aplamai čia su bendrai su viskuo? Jo, mano 2,5 maksimum mano yra. 2,5, ne? Kiek to? 3. Tai 3. Gerai, tai mano... Ne, blecha, maistas man 0,5. Lai interjeras ir sriuba ištraukia viską iki 3, bet mes iš 5 žvaigždučių duodam maksimum 3 žvaigždutes ir komentarą mato dabar čia, kaip visada. O dabar mes su Matulio keliausime į kitą vietą, bet tą kitą vietą pamatysit kitame epizode. Nepamirškit paspausti subscribe ant šito kanalo. Uždėkit varpelį būtinai, kad matytumėt pranešimus ir palikit komentarą. Ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvom Deivis ir Matulis. Čia buvo dienos pietus ir iki kitų serijų. Čia.